Kodėl aš, būdama sąmoninga, mąstanti ir patyrusi, vėl atsiduriu su vyru, kuris manęs iki galo tarsi nemyli? Iš šono kartais atrodo labai paprasta pasakyti, na tiesiog pasirink geresnį partnerį ir tave mylės. Bet jeigu tai būtų taip paprasta, tu jau seniai būtum tai padaręs. Tad labai svarbu iš karto pasakyti vieną svarbų dalyką. Čia ne apie tai, kad moteris renkasi tiesiog blogus vyrus šalia savęs. Čia apie tai, iš kokios vidinės vietos vyksta tas pasirinkimas. Tokie pasirinkimai neatsiranda tuščioje vietoje. Dažnai jie kyla iš intensyvios patirties, dažnai kyla iš vaikystės, kur meilė buvo susijusi su prisitaikymu. Kai reikėjo būti gera, kai reikėjo būti stipria, kai reikėjo per daug nieko iš kito žmogaus nereikalauti. Ir tada viduje susiformavo schema. Jeigu aš pakankamai stengsiuosi ir stengiuosi, aš būsiu mylima. Dėl taip dažnai traukia vyrus, kurie negali duoti nei stabilaus emocinio ryšio, nei saugumo. Tai reiškia, kad tavo sistema, tavo kūnas, tavo protas tiesiog priprato prie tam tikrų santykių modelių. Jeigu klausydama šitą video jauti nepasipiktinimą, o tylų liūdėsi viduje. Tai momentas, kai moteris nustoja ieškoti kaltų ir pradeda matyti savo vidinę logiką. Ir pokytis prasideda ne nuo naujo vyro. Pokytis prasideda nuo klausimo, iš kur aš renkuosi santykius, iš kokios savo būsenos. Kai šitas klausimas tampa aiškus, pasirinkimai keičiasi savaime. Be kovos, be pažadų, be savęs, be taisymo.